Sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pesulė apie kiną. Čia aš kino maniakas kalbinu kino kūrėjus ir industrijos atstovus. Tai iš karto kviečiu pasiekti, kad neapleistumėt visos svarbiausios mano veiklos informacijos. Taip pat noriu paminėti, kad mano veiklos draugai yra labai faina platforma Žmonės į Cinema, kur galite rasti įvairiausių filmų, labai gerų ir kokybiškų. Tad kviečiu pažiūrėti į jų repertuarą. Šiandien su manim tinklalaidėj yra du jaunieji programeriai. Tai Gabija Okeana Griciūtė, sveiki. Sveiki. Ir Justas Jakubickis, sveiki. Labas. Tai šiandien kalbėsime apie jų kuruotą programą Vilniaus dokumentinių filmų festivaliui, bet pradžioje noriu, kad trumpai prisistatytumėt, kas jūs tokie esat, kuo užsiemat. Taip, taigi aš esu Gabija Okeana Griciūtė, studijuoju lietuvių filologiją, jau 2 metus priklausau jaunųjų programerių grupiai, baigiau Skalvijos kino akademiją ir vis prisidedu prie įvairių filmavimo projektų, tačiau taip pat baigiau Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją ir vis pamuzikuoju šalia. Aš Justas, aš dabar esu 2 kurse žurnalistikos VU, irgi esu pabaigęs Skalvijos kino akademiją ir dabar programuoju. Tikriausiai tiek. Esate jaunieji programeriai. Tai kas čia yra per veiklą, kuo užsiema, kaip atrodo tas jaunųjų programerių darbas veikla? Tai yra Meno Avilio iniciatyva jauniems žmonėms pasibandyti kino festivalio programų sudarinėtojų profesiją. Ir tu gali pratęsti, kuo mes užsiemam. Čia tokia gaunas kaip ir imitacija to programavimo, kuravimo, nes mes jau iš tos pagrindinės išrinktos programos festivalio mums yra duodami ten 15 ar kiek filmų, tada jau iš jų tik tai mes darom savo kažkokią mini rinkinį, iš tikrųjų net ne programą ir jo, tai žiūrim filmus, diskutuojam, ieškom kažkokio ryšio tarp jų, siejam tarpusavį ir taip tiesiog ieškom, kas mums aktualu tikriausiai. Tai va ir tada, kai jau ateina festivalis, tai pristatymus turim visokius prieš seansus. Jo, ir šiaip užsiimam, dabar interviu turėjom su viena režisierė. Gal kuo? Išduosit? Su Martina Ratnik, trumpametražio Ji laukia Saulėlydžio režisierė. Ką mes ten dar darom? Šiaip labai daug diskusijų ir labai daug galimybių po to. Pavyzdžiui, nusimato kino pavasaris ir aš sudalyvau tarptautiniai netgi grupiai kino programerių. Tai buvau Ispanijoj kino festivalį. O, geras. Taip, tiesiog. Kuriam? Seminsiai. O, nice. Tai tiesiog atrodo yra labai daug galimybių ir šiaip susipažinti su kino žmonėmis ir pažinti kino kultūrą. O kiek jau yra tekę tų rinkinių programų kuruoti, ruošti? Kadangi aš priklausiau ir praeitais metais, tai mes ruošiamės keliems festivaliams. Aš tai šiais metais pirmais, tai čia tokia Vilniaus dokumentinių filmų festivalio pirma mūsų programa. O kaip bendrai atsidūrėte tų jaunųjų programerių gretose? Kaip ten patekote ir kodėl? Yra vykdomos atrankos su motyvaciniais pokalbiais, tai sudalyvaujam, ten yra, bent jau mes turėjom diskusiją grupiai, kalbėjom apie filmus savo mėgiamiausius ir šiaip atskleist mūsų žvilgsnį į kiną ir pagal tai yra atrenkama. Ir yra studentų ir moksleivių grupės, 2. Tai mes studentai. Jo. Kodėl jūs ten norite galbūt būti? Kas jūs traukia tų programerių profesijai? Aš tai pasibaigiau Skalviją, pagalvojau, kad kino kūryba gal ne man, bet kinas vis tiek labai traukia, atrodo toks vienintelis pomėgis gyvenime, kuris toks nenusiposta. Tai pagalvojau, kad reikia išsibandyti save kino kuravime. Tai jo. O man atvirkščiai kino kūryba labai glaudžiai eina su kuravimu, atrodo, kad papildo ir gali įkvėpti. Tai kaip ir režisierė Martina Ratnik minėjo, jai tas pats veikia. Tai man atrodo, kad labai glaudžiai pinasi jie kartu. Greitai
žiūrovai galės išvysti ir jūsų kuruotą programą Vilniaus dokumentinių filmų festivaliui. Tai galbūt kaip tą savo filmų rinkinį pristatytumėt? Rinkinys vadinasi Vietos pasaulė. Iš to ilgo sąrašo mes išsirinkom savo favoritus ir sudarėm 4 filmų rinkinį. Taip. Tai pagrindinė tema yra būtent apie namus ir vietą. Ir mes įsikvėpėm ir abudu muzikos grupės daina Vietos pasaulį. Jo, ir mūsų rinkiniais gerai dažnau. Galbūt kada pradėjote ruošti jį, kaip tas visas procesas įsivažiavo? Nuo kada jau ir kiek filmų teko sužiūrėti, kadangi kiek supratau, tai jau jums festivalis atrenka iš savo kažką ir tada jau jūs kuriat tą rinkinį. Nuo kada prasidėjo tas visas procesas? Rugsėjai kažkada. Rugsėjo vidury. Vidury galo, jo. Ir jūs gaunat filmus, žiūrit ir toliau, kaip ta gimsta tas rinkinys? Tai iš pradžių mes turim tą visą sąrašą ir žiūrim tokiais batčiais, rinkinėliais, tokiais po 3, po 4. Tai pažiūrim 3 filmus, susirenkam kartu, padiskutuojam, kas patiko, kas nepatiko ir iš karto tada ieškom kažkokių sąsajų tarp filmų ar priešybių irgi. Tiesiog visai dėliojam, tada pažiūrim visus filmus, visus išsidiskutuojam ir tada buvo toksai kaip ir workshopas. Galutinis. Jo. Kur mes susirinkom, jau dirbom grupelėmis, sudarinėjom aktualias temas, ėjom filmus, kuriai temai, kurie atitinka. Ir tada taip išryškėjo, kad dauguma pastebėjo tą namų temą, tą vietos reikiamybės. Ir mes taip prasidėjom savo mėgiamiausius filmus. Kadangi šis rinkinys bus rodomas Vilniaus dokumentinių filmų festivalį, tai kas jums yra dokumentika? Ką jinai jums atneša, kaip jūs ją žiūrit? Šiaip man labai gražu ir gerai yra žiūrėti dokumentikas, nes tai yra tikras žvilgsnis į žmonių istorijas ir ta tiesa kalbama, o man atrodo, mene tai ir yra svarbiausia kalbėti tiesą. Ir apskritai dažniausiai dokumentikose mes matome tai, kas mums iš tikrųjų yra aktualu. Ir įdomiausia, kai jos yra pateikiamas įvairiausiam formom, pavyzdžiui, eksperimentiniam arba poetiškai, yra įvairių žvilgsnių. Tai man tiesiog labai žavu. Jo, šiaip dokumentinių filmų gal mažiau žiūriu, bet jau kaip pažiūriu, tai atrodo, oho, kodėl aš taip miegojau ant tų dokumentikų, nes jo, toks atrodo gal ryškiausiai ir autentiškiausiai gali parodyti kažkokią savo rūpimą temą kaip režisierius ir jo. Tiesiog, aš dar kaip žurnalistas, tai jo mes ten daug studijose kalbam šiaip apie tą autentiškumą ir kiek iš tikrųjų gali ten tą objektyvi būti dokumentika, bet kuo festivaliniai šitie filmai dokumentiniai unikalūs, tai kad jie labai tą režisieriaus viziją, man atrodo, labai juose matosi. Tai jo, tai tas man ir patinka tikriausiai labiausiai. Šiaip man atrodo, kad labai gražu yra žiūrėti, kaip yra fiksuojami gyvenimo įspūdžiai ir akimirkos. Ir man atrodo, dokumentikoje žiūrovas su kūrėju turi labai artimą ryšį. Tu tiesiog pajauti režisierių. Sakėt, kad kuruojant rinkinį programą vyksta daug diskusijų. Ar aršios būna tos diskusijos? Kaip sekasi, kadangi ten jūsų yra kiek bendrai programerių? 10, 9. Aha, manyčiau. Kažkas tak, taip. Tai kad tas kažkaip nuomonę skirtingą subendrinti, reikia vis tiek išsidiskutuoti ir tikiu, kad būna ir aršių diskusijų, ar ne? Būna visaip. Būna filmų, kurie visiems labai bendrų sutarimų patinka. Pavyzdžiui, Will You Look at Me. Tiesiog. Bet būna ir kartais, kai išsiskiria nuomonės, tada ieškom kompromisų.
Tu negali paprasčiausiai sakyti, kad oi, man patiko, man nepatiko. Tu turi nagrinėti ir diskutuoti, kas buvo gerai, kas buvo blogai, kas galėjo būti geriau. Visada kas galėjo būti geriau. Man atrodo, taip veikia mūsų diskusijos. Bet Kas šiaip galėjo draugiškai. būti... Kas galėjo būti geriau pačiame filme? Pavyzdžiui, kas... Suprantama? Gerai. Bet kai sakai, kad ar šių diskusijų ar būna, tai manau, kad ne, mes tikrai Gal labai su Vinta draugiškai. filmu buvo, bet šiaip jo mes draugiškai išdiskutuojam. Jo, ramiai taip tikrai. Dokumentika gal kaip žanras išsiskiria tuo, kad joje daugiau gali kilti etikos klausimų. Ar turėjot savo programos rinkimuose kažkokių dokumentinių etikos klausimų, ar nagrinėjot kūrėjo etiką? Tikrai buvo, jo. Man atrodo, pirmas pavyzdys būtų Juodasis filmas, kuris ir pateko į mūsų rinkinį, tai jo kalbėjom tiesiog apie režisieriaus ryšį su tema ir tenais režisierius pasikviečia žmonės Benamius jo, į savo be namus būsto. 3 valandą nakties. Taip, ir tiesiog jos filmuoja, tada ten klausinėja visuomenės klausimą apie benamius ir tada atrodo tiesiog paleidžia tos benamius iš savo namų ir atrodo palieka, tiesiog padaro filmą. Tai jau turėjom klausimą tokį, kiek čia buvo etiška ir ar nebuvo tiesiog pasinaudojama tais subjektais. Bet man atrodo, čia ir tokia kaip ir režisieriaus mintis gal buvo, jis toks provokatorius šiek tiek ir jo ir su ta etika, su ta režisieriaus rolė filme žaidžia pats. Tai jo. O mes galim, pavyzdžiui, kalbėti apie Rule of Stone. Pas aš irgi pagalvojau. Nu, koks čia per filmas labai suįdomino. Buvo vienas filmas, kurį norėjom rodyti savo programoje ir dėl politinių priežasčių negalėjom. Tai aš manau, čia yra dalis programos sudarytojų darbo suderinti. Taip. Tiesiog įdomu, kaip tai ne vien kinas veikia, bet daugybė gyvenimiškų sričių persipina ir tada apriboja arba leidžia rodyti. O va tų, sakykime, kitų klausimų, kiek kilo nuo geopolitinių iki įtraukimo įvairiausių iš skirtingų kontekstų filmų, kiek kurdami programą stengiatės ją padaryti platesnę, galbūt iš skirtingesnių kontekstų sudarytą? Šiaip aš manyčiau, tai yra vienas iš mūsų prioritetų, ne tik lokalizuoti savo programą kažkuriam regione ar srity, bet eiti per visą pasaulį ir yra filmų, kur siekia, pavyzdžiui, įkalčiai. Jie yra būtent apie Jungtinės Amerikos valstijas ir tiesiog atrodo labai gerai pasiskirsto, nes mes turim platesnį tada žvilgsnį visame kontekste. Jo, ir pavyzdžiui, Kraštovaizdis ir įniršis filmas yra apie migrantų gyvenimą ir judėjimą per Bosnijos Kroatijos sieną. Tai iš pradžių gali pasirodyti kaip ir toksai tolimas dalykas, bet tada galim tiesiog prisiminti migrantų krizę Lietuvoje. Tai jo apie tos geopolitinius dalykus tikrai mes daug esame išsidiskutavę ir jo tikrai svarbus mums dalykas. Noriu keliauti artimiau prie programų. Kadangi jūs turite programą Vietos pasaulio rinkinį, tačiau turite ir kitą 2 filmų, sakykime, rinkinį Double Bill Seansą. Kas čia yra? Čia toksai formatas, kur yra 2 filmai, vienas pilno metro, kitas trumpametražis ir jie yra vienas ilgo metro yra iš Vilniaus dokumentinių filmų festivalio ir tada jau tas trumpukas yra iš Vilniaus trumpųjų filmų festivalio jau buvusios programos. Tai tiesiog šitos 2 filmus rodom vienam seanse kartu ir tiesiog ieškom, kaip jie vienas kitą papildo ar kaip kontrastuoja ir tiesiog toks formatas. Filmai yra įkalčiai bei Pažvelk į mane, tai kodėl būtent šie filmai ir kaip jums jie apsijungia į bendrą seansą? Susisieja jie mums tikriausiai būtent per tą prizmę, jog išryškinom tai, kas kažkada buvo
sava gali tapti svetima. Ir abiejose filmuose tai atsispindi. Ir kalbam apie žmogaus kaip asmens apribojimus, būtent iš visuomenės spaudimo, iš tam tikrų nusistovėjusių santvarkų. Ir kaip yra pažeidžiama tavo kaip žmogaus teisė ir kaip tada tu gali jaustis to dalimi, kai esi apribojamas. Ir Jo, ir pavyzdžiui, Will You Look at Me, pažiūrėk į mane, tai pasakojama tokia labiau asmeniška istorija to susvetimėjimo, šeimos lygmenių galbūt labiau, o filme Įkalčiai labiau giliau žiūrima į sistemą ir kaip tos konservatyvios, tarkim, pažiūros, kaip jos įsišaknyja visuomeniai. Ja. Persismelkia, pavyzdžiui, per švietimą ir paliečia visus, nors gali net nepastebėti, kad taip yra. Tai ten pirštų parodo labai ryškiai. Rinkinys Vietos pasaulyje susidaro iš 4 filmų. Tai Juodasis filmas, Įkalčiai, Kraštovaizdis ir įniršis bei Jį laukia saulėlydžio. Matau, kad 3 mano paskutiniai paminėti filmai buvo sukurti pastaraisiais metais. Tačiau pirmasis filmas išleistas 1971 metais. Kaip šie filmai bendrai apsijungia, turėdami tokį pakankamai didelį atstumą išleidimo tarpusavyje? Tikriausiai, kad namų reikiamybė ir poreikis per visą mūsų gyvenimą apskritai nesikeičia. Ir mes kalbam ne tik apie fizinius namus, kaip rašėme savo aprašyme, kad tai ne tik geografinėmis koordinatėmis apibrėžta vieta, bet tai yra tavo saugios dvasios užuovėja. Tai, kur tau yra gera, ramu ir kur tu bet kada gali grįžti. Tai aš manau, kiekvienam žmogui tai yra labai labai svarbu ir tokios temos paprasčiausiai nesikeičia einant laikui. Jeigu reikėtų jums kažkurį iš aptartų filmų pamatyti vėl pirmą sykį, koks tai filmas būtų? Kraštovaizdis ir įniršis norėčiau pamatyti iš naujo. Kodėl? Nes tiesiog man jis yra absoliutus favoritas. Ir aš norėčiau vėl iš naujo tą nuostabą patirti kiekvieno kadro, nes ten kiekvienas kadras atrodo ant sienos gali kabinti. Tai aš labai laukiu ir pristatymo mūsų, ir seanso labai noriu iš naujo pažiūrėti. Tiesiog. Aš iš tikrųjų pritariu, kad vizualiai filmas labai gražus, bet mano favoritas buvo Juodasis filmas. Tikriausiai dėl to susipinimo atrodo to absurdo atvaizdavimo su labai jautria tema ir apskritai įdomu, kaip tai gali pintis. Ir man jis tikrai labai labai patiko. Dar noriu pasiteirauti, paminėjote, ką norėtumėte patys pamatyti pirmą kartą, o ką rekomenduotumėte pamatyti kitiems? Apskritai iš festivalio programos? Arba iš festivalio, arba iš savo atrinktų filmų, iš savo rinkinio. Kas jūs yra Visus 4. Ateikit visus pažiūrėti. Tikriausiai tos pačius favoritus iš tikrųjų. Ja. O jūs jau matėt festivalio ir daugiau, ar tik iš savo rinkinio filmus? Matėm šiaip nemažai filmų, man atrodo, gal net apie pusę programos. Matėm ir atidarymo filmą Laivas. Bet dar yra, kur galėsim paeksplorant šiek tiek festivalio metu. Užsiminėte, kad teks kai kurius filmus pristatyti, tai kai programeriai. Koks jūsų nusimato festivalis, kuo užsiimsit Vilniaus dokumentinių filmų festivalio metu? Mes jau dirbam su įvairiom komunikaciniam priemonėm ir keliam savo socialiniuose tinkluose ir rašom aprašymus, pristatymus, ypač dirbam su pristatymais pasiskirstę. Pavyzdžiui, aš dirbu su Double Bill programa pristatymu. Aš pristatinėsiu Kraštovaizdį ir įniršį. Tai tiesiog ruošiamės pristatyti žmonėms, kuo mums filmas aktualus, ką norim pasakyti, konteksto visokio ieškom apie režisierius ir panašiai. Ir įdomiausia yra tai, kad mes kaip jaunieji programeriai ne tik koncentruojamės į jaunų žmonių žvilgsnį, bet apskritai
mūsų auditorija yra plati, Mhm. tai čia irgi vienas iš mūsų prioritetų, ne tik apsiriboti. Kaip jaunieji programeriai, galbūt kaip jums ši patirtis, kiek jau esate tų programų sukuravę, kam galbūt rekomenduotumėt išbandyti tokią rolę kino industrijoje? Aš rekomenduočiau žmonėm, kurie tikrai žavisi filmais, kuriems tikrai įdomu diskutuoti, domėtis, gilintis, nes iš tikrųjų diskusijos yra labai labai gilios. Mhm. Dažniausiai, kai mes pasižiūrim filmus, pasiliekam su tam tikru įspūdžiu, bet kartais net filmai, kurie pirma nepasirodo mūsų favoritai, gali per laiką pakisti būtent diskusijų dėka, arba mes dažnai sakom, kad galbūt buvo nelaikas tau žiūrėti, galbūt reiktų pažiūrėti kitu metu ir naujų žvilgsnių į tai pažvelgti. Tai, manau, tiesiog turi būti cinefilai. Ir gal nebijoti blogo, gal blogas, da geras žodis, da kokybiško kino irgi. Mes jau turim tą atrinktą programą, iš kurios renkamės, tai mums paprasčiau, bet šiaip kino kuratoriams tai sudėtingas yra darbas visus filmus pažiūrėti, kuriuos ten tau atsiunčia, tai jo visokių būna ir reikia šiek tiek tokį cinišką žvilgsnį kartais įsijungti, man atrodo, ir pamatyti visą tą, kas tau nepatinka, nebijot šito reikia. Ir šiaip festivaliniai filmai labai skiriasi nuo to, ką mes esam pratę matyti televizijoje ar didžiosiuose kino teatruose. Tai, man atrodo, tai tiesiog praplečia tavo akiratį ir suvokimą, jog filmai gali būti tokie ir yra tokie, turintis vertę. Platus žvilgsnis į kiną. Ja. Dar programeriais būsit kiek ilgai užsiimsite šią veiklą? Nusimato kino pavasaris, o tada jau ar pasiliksim ar ne, pažiūrėsim. Ja, žiūrėsim. Tai dar jums teks sudarinėti rinkinį kino pavasariui. Taip. Man rodos, jau esi sudarinėjus kino pavasariui praeitais metais. Ne, Ar kino ne? pavasario nes priklausiau moksleivių grupiai, o su kino pavasariu visada dirbo studentai. Labai įdomu, kuo skiriasi tavo patirtis būnant moksleivių programeriuose ir studentų, kuo šitos dvi panašios grupės skiriasi? Mes dirbame su skirtingais festivaliais ir šiaip manyčiau, jog galbūt studentai turi daugiau galimybių pasireikšti. Nežinau, kiek galiu tai sakyti. Tai čia visa, galite sakyti. Daugiau galimybių pasireikšti, tai turint omeny pristatymo galimybės ar nuomonės išreiškimą. Šiaip nežinau. Pavyzdžiui, žinau, kad kino pavasarį iš programerių gali būti suteikiama dar galimybė pasireiškusiam programeriui dalyvauti užsienio, man atrodo, kino festivaliuose. Ir šiaip, pavyzdžiui, kai dalyvauju kino pavasarį, tu vėliau gali dalyvauti kaip praktikantas po to ir paskui jau dirbti kaip su praktika. Tai Gerai. galima. Tai kitas jūsų darbas nusimato kino pavasaris. Ar dar turėsit kitų festivalių? Bus trumpųjų filmų festivalis, tai jau moksleiviams. Taip priklauso. Sausį. Jo, tai mums kitas pavasaris. Jo. Kadangi Lietuvoje festivalių yra tikrai įvairių, kuo jums išsiskiria Vilniaus dokumentinių filmų festivalis iš visų kitų? Manyčiau tuo, jog tai turi labai tikrą, atvirą žvilgsnį. Būtent, jog tai yra susikoncentruota į dokumentinius filmus. Ir šiaip nors auditorija yra nišinė, mes įvairiais klaidos būdais bandom ją plėsti. Ir pavyzdžiui, po savo filmų pristatymų mes žadam daryti mažas grupelės savo draugų arba moksleivių, kurie nori diskutuoti apie filmus, susirinkti ir išsibandyti kaip su kino programeriais, klausinėti klausimų, diskutuoti, kas jums patiko, pažvelgti kitaip. Tai... Jo, šiaip apskritai, sakyčiau, gal dokumentinio filmų festivalio lankytojas tas toks, irgi kaip kalbėjom, turi tą atvirą žvilgsnį į kiną ir nebijo tokių gal labiau
provokuojančių filmų, ar labiau nebijo tų kitokių formų kino irgi, nebijo eksperimentinių kažkokių žaidimų ir panašiai. Jo. Įeidamas į salę kartais tu nežinai, ko tikėtis, bet dažniausiai, aš manyčiau, tave tai nustebina ir palieka vis dėlto kažkokį įspūdį. Taip. Ir šiaip gal ir istorija kino yra svarbus dalykas šitam festivalyje. Šiais metais yra net 2 retrospektyvos. Tai Želimiro Žilniko, kurio vieną filmą turim rinkinyje. Ir Žilnikas net atvyksta. Reikia turėti omeny. Ir Marytės ar Marijos Kavaliauskas, kuri jinai buvo kino režisierė, operatorė Amerikoje veikusi. Tai jo, tai irgi atsiskleidins ir ją kaip svečią. Šiaip daug svečių šiais metais, taip. Ar turit kažkokių savo favoritų, ką labai norite sutikti arba prasilenkti gatvėje? Labai norėtume Martyną Ratnik, nes iš jos ėmėm interviu ir kaip tik kalbėjom, kad būtų labai įdomu susitikti gyvai, o ne virtualiu formatu. Ja, nes jinai dabar Londone studijuoja, tai per Zoomą pasikalbėjom. Ja. Dar apie diskusijas. Sakėt, kad planuojate organizuoti diskusijas po seansų. Tai tiesiog po seansų žmonės galės pasilikti. Čia bus po kurių filmų seansų? Tai yra labai naujas formatas. Mes norim paskatinti būtent savo draugus, kurie domisi kino, arba pažįstamus, kurie tikrai užtikrintai ateitų ir diskutuotų su mumis. Tai gan labai neviešas dalykas, bet pasibandymai galbūt po kiek laiko tai galėtų tapti ir priimtina forma daugumai žiūrovų. Ir su festivaliais aš jau taip mėgstu paklausti vieno iš paskutiniųjų klausimų, ko linkite festivalio žiūrovai? Koks būtų jūsų palinkėjimas einančiam į Vilniaus dokumentinių filmų festivalio kokį seansą? Aš linkiu išsinešti pačius įdomiausius ir gražiausius įspūdžius ir pasikliauti, eiti kuo daugiau filmų, pasikliauti mūsų programerių darbu ir kūrėjų. Aš linkiu kažką naujo sužinoti. O aš linkiu, kad jūs nueitumėt į kokį nors seansą, kadangi Vilniaus dokumentinių filmų festivalis vyks nuo lapkričio 27 iki gruodžio 7 Vilniuje bei Klaipėdoje. Tai kviečiu nueiti, kadangi festivalis tikrai atrenka įdomius ir išskirtinius filmus. Ir iki susimatymo kine. Iki.